Good morning, Vietnam! Nu ką, gerą rytą žydrų ekranų gerbėjai. Tęsiam toliau darbus. Reikia dabar įsistumti šitos aikštelės. Ir važiuosim, ieškosim, kur įsikrauti. Vakar čia taip įlėkiau, su ko atvariau minutę lyką bendrą. Oje, pigom. Griūdamas. Atskubėjau, bet kol kas važiuoju. Nežinau, čia kur dabar tos perfūras, nematau išvažiavimą. Kur čia tą priekabą man duot. Bet čia aikštelė didelė. Turėtų viskas sakyk. Tai va, išsisukau. Taip, be kalbėdamas nagrybavau. Aha. Tai va, naują dieną pradėsim, žiūrėsim, ką čia gerą. Šiandien nuveiksim, bet panašu, kad man jinai bus darbinga. Gan. Taip, važiuoju, žiūriu, čia gerai, kad sausa. Nes jeigu būtų šlapia, tai būtų kimsins panašu. Sakė, važiuojam, parodys. Ir tai čia blemba žiūriu, va. Ai, čia kažką turbūt. Čia jis raiža. Nu, nurodžiau tokioj įkalnei įvažiavau. Tikiuosi, tai neridės man nieks į apačią. Tokioj vietoj įsikraudinėta. Nu, ką padarysi. Einam tada darbuotis. Pirmas įsikrovimas šįryt. Šiaip rytas va +8. Nėra šilta jau po nakties. Bet miegot dar be bastas nieko nereikėjo, tai gerai. Nu ką, viską įsiaiškinau, įsikroviau. Susiradau, kurioj pusėje sandėlys. Ir bandysim tada judėti iki sandėlio. Čia visai netoli, sakė, palei asfaltą. Sustosim dar vakavytės, kūro jaučiu Circle-K. Ir minsim tada savais keliais, europiniais. Reikės patekti į Ukmergę iš čionai, tolimus irgi maršrutus. Nežinau, da ką šiandien spėsiu nuvežti, kur ką suvažinėti. Opapa. Taip, praleidžiu. Ten turėčiau spėti. Ne, nespėsiu. Ai, praleidžiu. Nemačiau, kad labai arti buvo. Eismas stiprus vyksta Biržuose ryte, ne? Stiprokas. Jo, kūro reikia įsipilti, atblų užteks. Abladujaus ir judėsim. Jam galvoju vakar, kai viskas gerai atvariau. Tip top. Aišku, da būčiau kokį gerą pusvalandį turėjęs, tai būčiau ir įsikrovęs. Bet yra kaip yra. Pasivažinėsim po Biržų miestą gražai. Dėlį. Tekia būt, pavaikščioti čia, pasisvečiuoti. Tikrai faina vieta, žiauriai. Ir ką pamatyti, ir gamtos, ir kultūros, ir alaus. Svarbiausia. Paragauti visokio alaus. Keliasgi čia vyksta. Nu, vienu žodžiu. Viskas įskaičiuota. Taip, dabar žiūri, mane veda čia. Gal čia gerai ir atvažiuosiu. Aš nuo šitos pusės nesuvažiavęs. Na,
tarkim, kad gerai važiuoju. Matau, fūra atvažiuoja. Jo, dabar atsimenam, kad čia tvariau, viskas okei. Važiuom. Čia ir turiu važiuoti. Va, 11 kilų iki sandėlio. Operatorius Darius įmetė taškelį, labai gerai, žymiai lengviau surasti. Tai va, įvažiuojam, žiūrėsim, kur čia ką. Kavytė paimta, oras geras, penktadieninė nuotaika, tikiuosi nieks jos nesušiks. Ir važiuojam darbuotis. Bakai pilni, sustot neturėtume. Dar kraną susitepsi, va, nuvažiavęs žnyplės ir iš vis bus pasaka. Nu va, artėjom 1,5 kilo liko iki taškelio. Čia pažiūrėjau ir vieną, į kitą pusę čia tų išvažiavimų pilna. Ratais, kvadratais apvažiuosim. Va, viskas bus okei. Tam. Reiksus dabar, kur, mums buvo tavo pusę reik laikytis. Tenai. Čia nukirtau tokį kampuką pagal navigaciją Google'ės. Reiks da pasižiūrėti, iš kaip geriau dabar nuvažiuot man į Ukmerkę, čia greičiausiai galbūt grįž per kokius biržas. Bet ten, ble, remontų visokių, kiek žinau, da visokių nesąmonių yra, tai vienu žodžiu, nesąmonių muziejus. Nu va, skybant šito žvirkeliuko, va. Kažkas tokio. Žiūrėsim, kur čia kas sukrauta. 500 metrų liko. Žiūrim, ką turim, bet man čia biškį atrodo, kad kažkokis vėjas laukuose taškas įmestas. Biški nesąmonė. Ne tą tašką atsiuntė. Nu jo. Gerai, važiuojam ieškoti tada. O, kiek stirnaičių laksto iš pupų. Blecha muka, biški negerai. Gal čia kažkur. Važiuojate iki pagrindinio kelio, blem. Čia hipodromas, ta aerodromas, man kažkur čia reikėtų varyti, biškį ne tą tašką man įmetė. Užblūdinau. Vien žodžiu. Nu nieko, ką padarysi. Neįgyrė kažkur įkišo. Nieko baisaus. Važiuojam, pasiieškosim. Čia stop ženklas laukuose. Geras. Kas čia tokio, kad jo reikia. Stop. Nustojam. Žvirkelis su žvirkeliu. Aišku, čia tiesioji, turbūt ir daug kas ateina nežiūrėjęs. Ir tada būna šabaldinkšti. Ne tą tašką man įmetė. Čia va aerodromas turėtų būti. Ir ieškoti liemenį, sakė. Kažkokios pakabintos ir ten tipą rasti. Žvirkeliai kokios geros kokybės, va? Kai asfaltų važiuoju, va. Afigienai. Liuksovai. Nu ką, pasivažinėjom.
po kiemus žvyrkeliukus ir atgal į kelią. Aerodromą radau, bet žiūriu, parkingai viskas užtverta, kad neįvažiuot tvorą. Ir liemenė, va, liemenė yra, sakė man, lys pro liemenę į sandėlį. Pro liemenę. Ai, va, jie čia traukia. Gerai, šitam parkingai. Nu tai ką, sukamės. O, čia šis aфиgenai. Ant asfalto sukrauta mediena, zašybys. Va, traktoriai įsilakstė į gyrę. Aš apsisukau kažkaip. Čia žiauriai siaura, blemba. Kaip rodžiau, kad aerodromas uždarytas, vienas įvažiavimas paliktas, į ten bandžiau suktis, bet vietos ne kažką. Nežinau, nutraukiau, nenutraukiau kur vasargius, kaip pasižiūrėti. Su bumperiu prastumdžiau, bet blem, ne, nieko nenutraukiau. Bumperis, va, biški žemėsi, bet nedaug, svarbu nieko nenuplėšiau. Tai pasižiūrėjau, kad neturėtų nuplyšti. Iš lėto į lėto, va, biški į žabus apsitrinė ir viskas, bet kaip ir okei. Galėjo būti blogiau. Tai va, reikės paprašyti, kad tą nustumtų, tą visą molį gilin, kad priekabą būtų galima kišti. Jo, paskambinsiu operatoriui, paprašysiu, kad biški giliau į mišką nugrūstų kiek įmanoma. Tai va, opa. Nes čia biški posiauriai, gal ten galima ratu va suktis, bet per siaurą kiek matau. Tai va, nu, ir kaip ir, ką padarysi. Ką, kraunamės tada?
Nu kaip į viskas. Oba. Reikia prisirišti ir važiuoti iš čia. Kažkaip užtrukau biškį besikraudamas. Nelabai kur buvo rušiuotis. Čia ten dėjau, čia perdėjau, vėl atgal sudėjau, kad jeigu aš ar kitas atvažiuos, kad nesimaišyt. Dar reikia užpurkšti šituos mėlynais dažais. Pasižiūrėsiu, kur aš jų turiu. Čia kur po ranka ar ne ranka. O, yra. Tai va, čia tokius brokuotus. Reikia užpurkšti, kad kitas nesusikrautų. Mažiau vargo. Tai va. Nu į puikiai. Ir čia dabar galimės toliau paimti. Tą medieną. Ką, kebrytę užsirišu ir važiuojam. Traktorius, va, šakas jau veža. Tai nors dar medkirtę į mišką nuvarė, tai vadinasi dar bus medienos čia dar iškirs. Dviese, va, kolegos dirba. Traukėjas ir harvesteris, taip vadinamas. Žiūriu. 100 kilų beveik iki vietos. Nu gabaliukas, porą valandų dandėt šitais keliais, ne autostradom, kol įsimušiu iki normalių kelių. Nors ir čia geras Biržai. Rokiškis tikrai neprastas. Va, saulė šildo. Varam tada darbuotis. Oi, žiovulys, kad ima. Reikava damušt ir judėt. Matau, džemperį įsiterliojau tepalais. Ai, šūdas. Kraną ten musėt kojas keldamas rankinėlę, taip jau ir įsitepa, blem, pastoviai. Įprotį šitą reikia blogą mest. Baigiam pasiekti Anykščius, va, kartu. Telefonu prapliurpiau visą kelią. Aišku, ne prie rankos su ausinuku. Tai greičiau laikas biški bėga, kiek aš jau važiuoju. Valandą 25. Dar valandžiukė ir vietoj. Čia žiūriu. Visai tą dieną greitai eina, jau ką tuoj pietus. Dirb galiu iki 10. Nu tai dar padirbėsiu, čia vis tiek tokia savaitė man. Su važiavimu ir viso ko kitu ne kažką. Tai šiandien dar padirbsiu daugiau. Jeigu bus galimybių. Ką, žiūrim, kas Anykščius gera. Čia prie šito žiedo dažnai būna neforminė, pastebėjau. Kiek kartų esu važiavęs jau matęs, stovi stebi eismą. Žiūrėsim, pamatysim ar ne. Kiek kažkokia tamsi, kokia čia būna. Šiuo metu tuščia nėra šito aikštelį, bet čia dažnai būna. Tokia vieta, tai aфигена, jeigu čia namą statytis, tai čia labai jau prabangi vieta, visas slėnis, Anykščiai kaip ant delno. Ai, čia tiltas gal kokį nulipimą daro. Nu, bus matyt. O, degalinę rekonstruoja. Lembat, kad aš jau važiavau, kad čia tiek pasikeitimų. Rekonstruoja degalinę. Čia šitą palaukit buvo uždaryta ar ne? Ar čia Baltic Petroleum ir yra? Gal šitą uždaryta buvo? Nu, vienu žodžiu. Šituo keliu gal ir senokai važiavęs, tiek pasikeitimų. Taip auga, keičiasi Anykščių miestas. Ką vėl? Į Tiesėje. Reikia sustoti abalių. Nusipirkt. Ažuožeriuos, sulčių turbūt, visai ten geras variantas ir minti darbus toliau, o namo šiandien penktadienį su lauktuvėm grįžt. Atvarėm, reikia eit pakelt strėlę, iškraudinėja. Sakė,
sakė, čia iškraus operatorius, tai labai liuks bus. Ta priekaba tegu nuima. Lipsiu, pakelsiu strėlę, apsisukt negaliu. Čia va, koks tarpas nedidelis. Op. Paims. Lipam, pasikeliam, įsikraunam ir čiuožiam iš čia. Į vakarykštį sandėliuką krausim popiermedį beržą. O dabar čia da įsikart nenukritus gerai būtų. Op. Va taip, pasikelsim. Net kojų nestatau, tik strėlę į viršų iškeliu ir viskas. Nu ką? Nusikabaruoju, tegu krauna. Nu ką, iš čia da vieną paėmimą, susilankstam strėlę. Ir viso. Gerai, kai operatorius dirba čia va su tuo krautuvu. Iškrauna greitai. Reiktų nusivalyti tą vietą, kur sreplės dedu. Prikrytę visko, bet, nu, kaip nori. Popierka krausios, vėl ten bus visokio mėšlo. Всё, varom iš čia. Da iš priekabos iškrauna vieną. Nu va, всё. Kaip operatyviai, kiek čia? 9 minutės stovi. Geras. Nu, ačiū jums labai. Gerų darbų, gerą savaitgalį. Tau gerą kelią. Va, puikiai čia gausis. Va, varom dabar, pasikrausim popiermedį. Čia ant žvirkeliuko. Tada važiuosim į praeitos savaitės čia sandėlį, krausimės malkų į Ikėją, Kazlų Rūdą. Tai va, į всё bus. Nusišluoju ir lekim. Nu va, perkandau važiuodamas lengvai
pakelės miškuose automobilių, vadinasi grybų daug. Ir šiaip pardavinėja daug pakelėse tuntais. Grybingi metai vadinasi. Šiemet šilta, gera. Ką dabar skaityk 20-19 šilumos. Viskas liuks. O, čia mano apsisukimas. Vonkas išlakstė man mineralkės. Palaukiai medieną pasadėta. Krausimės popiermedį. Bildėsime rykščių su juo. Žiūrėsim, ką čia da operatorius dar gerą pritraukęs. Pasimatyti. O, jau mašinėlė stovi. Pilna čia jau. Taks, žiūrim, ką turim, gerbėmieji. Taras, matau, yra. Ar čia kur vakarą dar palikau? Ar naujai, gal naujai pritraukta. Biškį mažiau buvau palikęs. Lyg ir. Va, mes dėsim šitą popiermedį dabar su jumis. Stoju, va taip iškart. Blem, kažkaip gal arčiau biškį privažiuoti. Tik šitos šakos biškį išlindė, kai krauna nuo gatvės. Nu, kur aš čia grybauju bevažiuodamas. Kai krauna į gatvę, nemato operatorius, kad šitam gale išlindė. Kai kalo, na, lygina, o čia lieka. Nu, gal neatsitrenksim. Ką, einam darbuotis, blemba, to papierka nelabai man patinka. Su kombainu, kai nukirsta, pračiuožus būna dažnai. Ką padarysi? Reikia ją sudėti. Va, jungiam siurblį, duodam gazo ir einam krautis. Žiūrėsim, čia su jie seksi žaisti.
Nu ką, susidėjau. Va. Kaip po kombaino, jie tokie blemba su šakelėm, kombainas nenukerta šakelių. Ėmė kol iškratai iš apačios. O tokių va, reik dar lipt. Nusilauž, kad kam per ausį neužvažiuot su tokiu šakaliu. Ten viršui tai šaka mačiau. Bet su jie nieko nenutiks, ten laikosi jinai. Ten va gale ant kampo. Nenukapos jau taip pasidėjo. Čia šoniniai. Tai neturėčiau nieko kliudyti. Tik šitą varyti. Kažkaip va iškyšiu. Kad jinai nesiplevesuotų ir viso. Ką, galim bandyti judėti tada iš čia. Popierius pasirašau. Šaunam. Ten saulės karšto pavėsiukį visai gerai. Tai va, gerai, hebra, pildaus popierius ir šaunam į anykščius linksmaisiais kalniukais. Bildėjau įsikrovimą. Vakar kolega sakė, čia vienu žodžiu buvo Pizdauskaitė. Šitoje vietoje. Žiūrėsim, kas šiandien sakė, viskas užbūbita eilės, kažkas sugedė, kažką daro. Nu įdomu, kaip dabar. Miškovižių kol kas nematau. Gal ir geras ženklas. Sakysiu, nuliepia man atvežti vieną mašiną. Ne, čia su sutarimu. Šiandien kaip ir negalime važiuoti, bet leidimą gavau. Šiaip va, fūrų daug krauna. Žiūrėsim, kur čia mane sukamšys. Jo, stiprokai privaryta medienas. Čia turėtų pamatuoti, kelias, kad papirdolitas. Čia turėtų dabar sumatuoti hebra. Žiūrėsim, ką sakys. Būtkeva matuotojų. Prašysiu, kad leistų. Čia va gal leis įsidėti prie rampelės šitos. Darbo laikas. O, sėdi priėmėjas. Einu kalbėtis. Nu tai viskas laimingai. Sumatavo, pašnekėjom su matuotoju. Fainu, čia hebra dirba. Tai va, patrauks traktorių, į tą vietą sudedu. Ten do ant krano. Už to prie to krano įmėsiu. Čia žiūriu, su to kraniuku gerai rankytė reikia, kad įdirbus būtų. Po pagaliuką gražiai dėlioja į skaldyklės. Senai čia buvo, bet žiūriu, čia prasidarė biškį. Nu va, kaip ir įsikračiau. Galim nežintis iš čia. Dėkui, buvo malonu ir iki. Opo, peršokau pagalį. Pliauska buvo nukrytus po ratais. Tai va, galim iš čia skristi. Nu jo, pasitaupė medienos hebra. Žiūri visi kapankiai, pakampiai. Užkaišyti. Priekaba praeina gerai. A čia dava galima dėti. Da ir kur. Čia va prikrauta. Jazau, vargšai. Uosis kašiuose privaryta. Nu jo, stipriai čia. O, Zazas. Ukrainiečių. Moskvyčius. O Jazau, kokios čia tik nėra egzotikas. Prisižiūrėsim, mane fabrike. Tai va. Nu jo, galinga įmonė. Daug čia jie medienos kaltų. Čia prikrautų. Jėzu. Tai va. Nu ką, išvažiuojam, varom dabar į leliūnus. Leliumai. Čia kad kas neatidegintų iš posūkio. Krausimės malkykiu į... Palaukit, kur čia mes į Ikea. Tai va. Vienu žodžiu, turėsiu, dar šiandien planuoju spėti įsikraut ir grįžt namo, tuščią statysiu aikštelę.
Va, visai nieko variantas turėtų būti. Šūdinam, čia visai netoli, man atrodo, kiek čia kokių, 15 kg gal iki sandėliuko. Labai viskas bus super, duper. Nu, tik pyst ir vietoj. Atvažiavom. O, kokie gražus abaliukai. Aha. Čia nesupyktų, jeigu nusiskinčiau. Vis tiek ant žemės daug prikrytę. Reikės gal išvažiuoju per kitą pusę, jeigu čia išvažinėsiu. Čiūjų skanus turėtų būti. Čia vyšnių, kažko blem sodai pilni. Kaip fainiai. Tai pavažinėjai po miestelis tokį darbą dirbdamas, pasižvalgai, pasigroži. Matai, kaip žmonės gyvena. Nu, galiu pasakyti, kad ir kiek verkia, bet geriau ir geriau, gražiau ir gražiau. Va, smagu. Leliūdai. Šalia Utenos miestelis, žiauriai gražu. Jaukus, sutvarkytas, gražios sodybos. Fainiai. Ką, baigiam privažiuoti sandėlį. Reikės iš eilės eiti ir kalėdot, kaip sakyt, vieną malką susikraut, tada kitas malkas, palauk, man čia nepraliekų sankryžos, tai šitą jo. Ten ūkininkas man čia. Ir dėsimės po truputėlį. Greit susimetam ir minkom iš šianais. Taip, va, čia už kelių šimtų metrų. Gal nieks nebus išvežęs be manęs. Susirasim. Tai mes jo neliesim. Beržo irgi turbūt neliesim. Čia ąžuolas, uosis. Važiuot pasižiūrėti, jeigu ką apsisuksiu. Pasiskambinsiu, pasiklausiu. O šitą va paimta yra, matau, ryškiai. Nu, žiūrim, malko kokių čia yra lygia man. Beržo popiermedis. Taip, varom, apsisuksim, pasižiūrėsiu, pasitarsiu dar. Čia ant kranto va yra sudėta. Taigi kažkas liktai biškį nukrovęs. Alksnis. Beržo popiermedis ir čia va dar yra tokių malkykių. Ir čia va da mano palikta likutis. Nu, reik paskambinti, pasiklaust, ką čia daryti ir ką čia kraut pirmą geriau. Nu, ir kaip nusprendė, kad drebulę pirmą turi dėti. Tai aš taip ir padarysiu. Čia iš griovio įsitrauksiu. Medžiai labai netrukdys. Nežinau, turiu 3 valandas, bet įtariu, kad nelabai spės lyg. Pažiūrėt, kiek čia įkėjęs. Nu, sustosim, pasižiūrėsim tas atstumas man. Bet įtariu, kad nespėsiu iki jų pertraukos, tai teks ten pertrauką padaryti. Susitepsiu kraną, tą, ką nors sugalvosiu, kol lauksiu. Bet tik tiek, kad penktadienis valandą anksčiau grįžt būtų irgi privalumas. Taip, susikraunam šitą nesąmonę, tada tą nesąmonę ir alksnio, jeigu truks. Tai va, pasižiūrim dabar, kiek čia iki Ikėjos. Reik skubėti ar nereik. Taip, čia buvom.
K Industry Lietuva, nuorodos 167. Nu, per 2 valandas nelabai nueisiu tokiais keliais. Nu, ką padarysi? Kraunamės taip, bus kaip bus. Dabar reikia kalniuką šitą paimti. Biški debilavo, tai čia man gavosi. Bet ką padarysi? Reikia kažkaip išjudėti. Čia žiūri toks molis. Jisai kaip ir sausas. Bet ratai va taip pasmygė čia, anoj pusėj kieta. Bandysim imti tada šitą kalną. Čia va pravažiavau, nesmygo, tik tiek, kad į kalniuką. Nu bet gal pavyks, bandom tada.
Nu, lemba, na kraną neišjungęs pradėjau judėti, tai nebuvo to gazo, bet va ramiai išvažiavau, kai sausa gerai. Bet jeigu būtų palyja, tai čia amen, batai. Į šitą pusę jau neišvažiuočiau. Taip, čia lygia biški, čia rastai. Nu va, Malkų dar kalnas. Stoju va čia va plačiai, persimesiu diržus, prisiryšiu viską. Taip. Vsio, einu tada greit prisimazgau diržus. Ką galim blokiruotis, įsijungti, jau čia turbūt iki asfalto nebeužbuksuosim. Taip, ką ilgas kelias per kopus, kiek čia man tos kelionės nusimato pasižiūrėti. Taip, kur Google mano tęsti 107 kažkur kilų gautas. Nu tai va, nuvažiuosiu, kaip tik pertrauka pas jos bus pasibaigus 7 valandos ikėjai. 8 vėl dirbt pradeda. Tai va, penktadienis gal vakarė jau daug tokių bedievių kaip aš nebus. Aš tai varyčiau namo, jeigu būtų paprasta savaitė, eilinė, tarkim, kaip pasakyti, bet čia kai tik antrą dieną važiuoju šią savaitę. Taip, baiką padirbsiu. Tai va, pavakarosiu. Ką galim lėkti, apžiūrėsim, kaip čia Kaune reikalai, kaip kur. Seniai važiavęs jau nuo šitos pusės. Pro Jonavos, irgi jau toks biški pamirštas kelias. Apsidairysiu. Paturistausiu šiek tiek. Faina, taip va, vienam krašte dirbi, o kitą kraštą atvažiuoju padirbti vėl čia, o kaip pasižiūri, kaip kas pasikeitė, kas nauja, kas gera. Nu, bent jau man tai patinka. Apsižiūrėti, patyrinėti, kaip čia kas keičiasi per tą laiką. Kokios naujovės, kas gera, kas blogo. Tai va, kaip sakiau, viskas eina tik gerin, išskyrus Ukmergės apvažiavimą. Tas niekad neįs gerin turbūt. Biški palopė ir viskas, daugiau kitur Lietuvoje gražėja. Artėju link Jonavos ir turiu dilemą. Karočiui rodo avariją Kauno apvažiavime, kaip visą laiką. Ir jau kamštis nuo Jonavos darosi, jau čia lėtą eismą man rodo. Dabar nežinau net pro kur važiuot. Kaip čia geriau ką pasidaryti. Nu, tada važiuosiu iki Jonavos, kiek čia 10 minučių žiūrėsiu, kaip ta kreivė pasikeitus, ką ten rodo Google'as. Ir tada matysiu, ar kampais, ratais, ar tiesiai lėkti. Nežinau. Įdomiai dabar toks va galvosopis. Šiaip tai čia žiūri net nuo Vilniaus violetinis jau stovi ir gan nemažas kamštis. O čia nu raudonas tipo juda. Gal čia ir važiuoti. Nereikės labai čia maskatuotis tais vadinamais brėtkeliais. Nors šitie brėtkeliai tai visai geri keliai. Nei šviesoforų nieko nėra čia nuo Jonavos, kai važiuoja. Čia 3 šviesoforai, Karmėlavoj, už Karmėlavos, tai nežinai kaip papulsi. Kai praeini, tai praeini, bet jeigu nepraeini. Vėl kol įsibėgėjai, kol sustoji. Nu vienu žodžiu. Penktadienio galvosūkis va toks va. Nu įdomu, ką čia rodo. Pasirodo, kad jau juda. Tai gal čia tada bandyti. Gal jau susirinko žaislus koks techninis įvykis ir viskas. A ne? Nuvarau dar iki Jonavos žiedo ir tada spręsiu, kur čia sukti. Neblogai 23. Užraityta šiluma. O tai tau rugsėjais. Fainiai. Nu, tai nežinau, ką daryti, žiedą privažiavau, kai sakyt, kaip toj paskai suksi į kairę, galvos neteksi, suksi į dešinę, ten irgi mirsi. Kryžkelė priejas, tai va, nežinau, ką daryti.
Pažiūrėjau, čia Kauno apvažiavime toks kaip ir judantis kamštukas nedidelis. Siurbėsi, tai gal sukam į kairę, kaip tikri vyrai. Varom per patį apvažiavimą. Tai sakyt, ne mes kelio dėl ta kelio. Gal viskas gerai bus. Jau viso, atgal kelio nebėra. Kas čia kamerų pridėjo, čia gal kad mokamas kelias, o šitos kamerytės, man atrodo, žiūri kelius, čia negreitai, bet kelius žiūri ar nusipirkęs. Technikinės ir taip toliau, kiek jų daug prikepta visur, vaje. Milijonas. Ant kiekvieno dabar brietkeliaus jį šitos kameras žiūri įrengia. Gal kas tiksliai žinot, ką jūs daro, nes kad greitį šaudytų, tai nepanašu. Jūs girdės, kad jį po kelių mokesčius atidžiau tikrins su jais. Ir taip toliau, aišku, technikinės draudimus dar matys. Tai va. Jeigu žinot, parašykit. Įdomu ir man būtų tiksliai sužinot. Lembo. Ale kokio gražumo ruduo. Vajai. Gaila dirbt reikia. Galėtų ką kitą paveikti papramagaut, bet kaip ir minėjau, visą savaitę vinderį pramušęs, turiu biškį ir padirbt. Nu va, teko per stopus dėt, blėt. Bet jau taip rimtai užmirksėjo palei pat. Nu vienu žodžiu, jeigu būčiau stipriai nestabdęs, būčiau sustojęs kažkur ten. Malkas liktai neparčiužė. Prisipoškinęs. Vienas neveikia, nu tai va, užpypina va tokie va šviesoforai. Negalėjo, blemba, čia daryti normalios greitėjimo juostas padaryti, tai ne nahui, atsiprašant. Turi dėti per stabdžius. Oi. Nu, važiuojam prie antro šviesoforo, žiūrėsim. Trečias jau. Vienas neveikia, vienas užstabdė, kitą žiūrėsim. Nu, kiek matau, kol kas raudonuoja. Žiūrim, pavyks prašokti ar ne. Riedam. Šonų praleidžia. Šiaip eismas nemažas nuo Kauno pusės. Jonava pasikamšiavus, o žalia reikia anglių duoti. Sugalvotų užmirksent. Nes į kairę, matau, nori sukti. Ir visaip. Čia būna čiūdų. O, jau prašoks, tikrai nebestabdysiu. O, mirksena, bet spėjau. Puikiai. Nu ką, lyka Karvėmala. Jo, Karvėmala ir Ramučiai. Žiūrėsim, kas Kauno apvažiavime laukia. Čia penktadienį nuotykiai, mačiau, dar biškį raudonuoja. Avarijos ten dar pažymėtos, bet man kaip ir nepakeliui tos avarijos. Apžiūrėsim nuvažiavę. Nu, blemba judesys dar rimtas pakauniai, žinokit. Į visos pusės mašinų dafiga. Aišku, man į miestą biškį mažiau, bet vis tiek yra. Tai spaudžiu gazą. Baikerių dafiga važiuoja, kažkur traukia visi į Jonavos kryptį laiko. Ar čia kažkur kažkas vyksta, ar tiesiog pasivažinėti, nelabai supratau. Ką, keleivinę reikia dėti per šoną. Žiūriu, čia jinai labai neskuba. O, kaip žmonių vežusi. Nemažai. Jo, va, pažiūrėkit, koks eismas vyksta rimtas. Kas matyt dabar ant viaduko? Nieko ypatingo nematyt, lyg ir. Taip, man reikia persirikiuoti, turbūt jau reikiuosios, nes čia paskui bus vėlu. Biški šliaužia, matau. Tik tai
policija stovi su švyturėliais. Ar greitukė kažkas įvykė? Jo, ant viaduko kažkas įvykė. Policininkai atvažiavę. Jo, nu va. Šitą vienas irgi į gerą nesikeičiantis nuvažiavimas, lyg tai kažkada bandė asfaltuot, bet žiūriu vėl čia visas sujotas, normaliai nepravažiuosi. Nu, ką, įsiliesim po truputėlį, matau, bėgėsi, nuvažiuosim. Link Megos. Šiaip Karvėmalą ar Ramučius tai praktiškai nesustojęs pralekiau, tai gerai. Darėdėjau, užsidegė žalia per krumplį anglių ir param. Čia penktadienį. Mažas hemorojus. Atsiprašau hemorojaus už tokį žodį, kad šitą kamštį palyginau su juo. Žūram, kiek čia reikės tampytis. O jei koks smogas. Va, matau, ten jau eismas įsibėgėja, suvažiuosim vieną eilę ir duosim džiazą. Jo, kaip matau, viskas ok, ten juda prieki toliau irgi. Kaip sakyt, ne 90, bet ir neblogiausias variantas, koks gali būti. Nu, leisi. Ačiū visi vieną eilę mauna. Reikia leis šitą su traliuku. Sunkiai veža. Mašina užkelta, langas atidarytas. Biškio apknežirta, gal iš kokio įvykio vežasi. Kurvos lygiai gera širdis, vidurinė juosta, kur leidžia visus man. O Jėzau, kažkas kaip keikis negražiai. Nu jo, va, viskas, tiek to ir kamščio. Tai gal ir gerai, kad čia važiavau. Nereikėjo kratytis aplinkeliais visokiais. Visai čia liuks. Nu va, da ant tiltą kamščiuojas biški, bet nieko labai tragiško. Prasitampysim ir viso. Tada jau tikrai 90, kaip sakiau, varysim. Ką čia gerai iš tilto pastatė? O, jau čia baiginėja įrengti. Perdangas to įdės. Supylę pastatė, maladėts vyrai. Gerai dirba. Kitas visi trečią juostą, bus rami galva, priekį avariją ant tiltą yra, dėl to čia kamštis gaunas. O, matot. Juostai, avarija. Iš anos pusės susikišė. Čia gal dar sustoja pasižiūrėti, žinot, kaip būna. Tai ir mūsų kamščiuojas, bet ne, juda kol kas. Nu, kai musmerių paleidžia, kurva iš vis. Oi, kaip kalba, negražiai. Nu jo, čia kol tilto šitą naujo nebus, tol čia bus problematiška vieta. Daryk, ką nori, geriau nebus nuo to. Kol šitų va tiltų nepastatys. Žiūriu, nemažai įrengė vyriokai. O, namo eina susiau savaitgalis. 7, gana čia sako. Ir mina visi namolio. O, čia ir asfaltavimas, viskas, seniai važiavau, nemačiau. Čia baigė įrengti. Tuoj paleis. Na jo, biški, iš anos pusės stovi. Nu, viso, prašokam, jau Kazlų Rūda ranka pasiekiama, kaip tik nuvažiuosiu. Bus pietus įpusėję, mašiną apsitvarkau, susirenku daiktus, įleidžiu, įsikraunu, nusišluoju ir namo. Nu
Nu ką, viskas atvariau, galim įsibandyti chemijas, kol laukiam. Čia tokių padelių turiu. Reikia papuršt pasižiūrėti, va. Nepigus gyvatė. Kainavo brangiai, bet ko nepumpuoja. O. Tuoj, pasižiūrėsim. O, iškart gražėja. Skaniai kvepia. Opa. Nu va. Taip dengiasi. Savo Happy Man patraukt. Happy Joe, kaip jie čia vadinasi. Gerai atrodo, ne? Nu va taip pereisim. Čia biškį patraukti ir turiu dar kitokią, nežinau, kurį naudot. Nu gal šito šiandien tepsiu, kitą kartą reikės kitu. Tai va. Taip. Tuo va pasivalysim, pasižiūrėsim. Nu va, vieną dalį nuvaliau, visai gražiai atrodo. Reikia ir kitą turbūt nusivalyti. Visai liuks. Tik užsidėsiu pirštas, nes rankam labai nemalonu nuo tos chemijos. Nelabai mielas daiktas yra. Tai va, gerai, bandau valytis, toj parodys, kaip atrodo viskas. Čia patraukiam, greit pereinam, va. Pažiūrėsim. Nu ką, nusiteplioju. Kaip ir visai nieko atrodo mašinėlė. O tada čia šitą dėžę reikia biškį pabraukti. Nu visai liuks, visai gražiai. Blizga dabar. Įdomu dar kaip saulė šviesoje atrodys. Čia va šituos pamirštu vis. Kaip nauja bus mašinykė. Pertrauka veltui nepraėjo. Ką, susikraunu šiukšlių šmutkės ir važiuojam į vidų. Turėtų toj pakelt šlagbaumą. Nu, susimatavau. Juokės iš manęs matuotoja. Ką tu čia sako penktadienį naktim? Ir kurat, nieko nėra daugiau už manęs. Nei vienos mašinos. Tai va, kaip pasisekė, matot. Op, jau šviesų reikia įsijungti apie 9. Baterijų neturi, jau tik prieš to atsidėjo nauja. O, blembai. Kalba. Operacija. Darbuotojai fabriko. Varau tiesiai prie staklių. Prie malimo, kaip mes vadinam, iškraus. O, blemba, kiek skiedros prisivežiu. Kur čia medis įdės, jeigu tik skiedros turi, a? Vso, įsikraunu. Nusišluoju ir šūtinam namolio. Neblogai, čia irgi užtaškyta medienos. Gal per savaitgalį susimals. Tikėkimės. Reiks stot, kad pasiektų iškraut, blechą. Vso, laukiam traktoriaus. Nu va, į tuščias, laimingas, švarus, nusišlavęs, pasitepęs kraną, kol iškraudinėje. Galiu važiuoti į savaitgalį. Viskas būtų. Krauna iš krūvų, da pamatau traktorius. Darbuojasi. Pirmadienį bus daugiau vietos.
šilto laukia eina savo 21 kaip Liepos mėnesį. Kažkas neįtikėtina. Tai va, gerai, hebrytė varom į Kauną. Žiūrėsiu, ar yra vietos tam mano parkingė, ar nereikės vėl kur nors palei namus nutrenkti iki ryto. Nu, kažką tokio. Bandysim sugaudyti. Nu, šūdą su vieta, atvariau į aikštelę, va, kaip sustojau. Prie lengvų. Ten viskas galiau užkišta. Čia, ai, tingiu persivarinėti rytais ar kažką kitą daryti. Gal ryte savaitgalį išderinsiu, kurį laiką ateisiu pertaisiu, jeigu galimės judinti mašiną. Jeigu ne, tai ne. Zin, kolega va mano stovi, ne mano kitos firmos, bet Miškovičius irgi šuonė stovi. Tai va, viso, susikroviau daiktus, laukiu atvažiuos, paims žmona ir minu ilsėti. Savaitė įdomi tokia. Atrodo, daug nedirbau, bet kaip ir dirbau, penktadienis, o ilgai čia pavariau. Nu jo, toks. Įdomus. Reikaliukas gausi, bet padirbėjau, užskaitau. Lemba, nesusirašiau laikų, kortelę įsėmiau savaitgaliui, nebežinosiu kur ką, kiek važiavau. Nu, bet zin, kaip nors. Tai va. Nepamirškit paprenumeruot, palaikint, paklaust, pasistengsiu atsakyti. Ir kol kas tiek. Iki sekančio video. Hebra, čiau.